Jis sportavo ir armijoje pratėsi treniruotės. Tai ne tie vaikinai, kurie treniruojasi 2, 3, 4 mėnesius, jisai treniravosi 3-4 metus ir dabar jau ateina sportuoti. Jisai yra kaip? Jisai yra žmogus tas, kuris jeigu užsibrėžia, jisai padaro iki galo. Jisai eina iki galo. Tai jisai siekia tikslo tvirtai. Tai čia mūsų buvo draugai, mūsų buvo idėja. Tai tais laikais Kaune visos statybos buvo praktiškai užšaldytos. Tai yra pirmas kregždutė Kaune, kurie jau niekas netikėjo, o gyvenamas namas buvo pastatytas. Tai yra Galvanausko Edvardo. Po to jis ėjo toliau. Draugai mes palaikėm ir aktyviai ir tas namas puikiai greitai buvo pastatytas. Tai tam name mes, po to organizavom ir, sporto salę. Ten yra, pirtis yra, garažai. Patogiai padarytas gyvenimo. Po to jisai, antrą namą statė Savanorių prie Aklųjų. Irgi puikiai pastatė. Po to Partizanų. Ką jisai daro, tai padaro iki galo. Dar nemačiau namo pristabdyto. Jisai moka bendrauti, moka įtikinti, jisai tokių, kietų charakterių. Politika yra politika, tai yra sunkus darbas iš tikrųjų. Tai yra kova, tai yra daug yra psichologijos. Jeigu jisai pasirinko ir eina to keliu, jisai turi eiti iki galo. Ir jisai turi pasiekti savo tikslą. Krizės tokios darbe, sakykime, mums darbuotojams jos labai nesijauti. Bet tarkime, kas aktualu darbuotojams, atlyginimai vis laiką būdavo kažkaip suorganizuojami, juos visada gaudavo, tai buvo aktualu visada ir dabar. O daugiau tos krizės, visi stengiasi kažką daryti, kad iš jos išeiti. Tiesiog dirbom savo darbą. Iš tikrųjų, tuo metu turėjo dar daugiau laiko, nebuvo taip užimtas kaip dabar, sakykime, dar įvairiom veiklom. Tai tuo metu dirbo labai tiesiogiai su kolektyvu. Tie tokie nuolatiniai pokalbiai, kad vis tiek bus gerai, kaip be būtų dabar sunku, patikėkit, išbrisim ir bus dar geriau. Ir su tokiu entuziazmu buvo tai kalbama, kad kažkaip tai visim dabar patikėdavo. Tarkim, po kiek laiko jau lyg ir entuziazmas blėsta, vėl eilinis pokalbis ir vėl atsiranda optimizmas, atsiranda tikėjimas, kad tikrai bus gerai. Ir buvo gerai. Edvardas žmogus siekiantis tikslo, taip kad ėjimas jo į politiką su tikslu kažką tai pasiekti, manęs niekiek nenustebino. Žinokit, išbendrau 10 metų su žmogum nesusipykstant, tai jau yra pasiekimas, nes ne visiems tai pavyksta. Tai reiškia, yra kažkas bendro ir yra patrauklų ir jo mąstyme, ir mano mąstyme, jam turbūt yra taip. Aš paskiau galvojau, kodėl jisai pasirinko būtent tą. Ir jeigu man reikėtų rinktis partiją, nors skaitau, kad esu apolitiškas, savęs skaitau apolitiškas žmogum, bet manau, kad Edvardo vis dėlto šitas pasirinkimas. Jis yra pats, turbūt, kad man irgi būtų artimiausias. Manau, kad einant į politiką reikia daug nuo ko atsispręsti ir apsiriboti. Politikas yra tik tai tada politikas, kai jisai pradeda pergyventi dėl tos visuomenės, dėl kurios jis eina ir politikuoja, dėl kurios jisai bando kažką pasiekti. Jisai pat žino, puikiai žino, kad jisai daug ką praras. Kaip nepraras taip, kad visai supraskite teisingai, ką tai reiškia prarasti. Praras tą laiką, kurį galėtų skirti draugams, šeimai ir visa kita. Šitą jisai praras. Bet manau, kad tas tikslas, jeigu jis pasieks tai, ką jisai norėtų pasiekti, o žinau, ką jis norėtų pasiekti, kadangi ne kartą esame tai kalbėję, tai manau, kad tai atsipirks su kaupu. Ir jam atsipirks ir gal netgi šeimos santykius viskas, nors draugų vis tiek palikčiau ir šeimos nepamiršti. Aš dabar ir vadinu jo šitą veiklą vardantos Lietuvos. Tai jeigu vardantos Lietuvos verta pyktis su žmona, neturėti laiko auklėti vaikų, tai čia iš vis yra labai skaudi tema, todėl kad aš skaitau, kad visi ten tie politikai, kurie tenais kiekvieną vakarą tiesiogiai dar per teliką iki 12 sėdi studijoje, tai kur tuo metu būna jų vaikai. Tai gerai bus žmona tokia stebė, kai aš sėdi namuose su tais vaikais, bet jeigu dar žmona sugalvotų, pavyzdžiui, įti kokią nors ten politiką, tai tada reikia samdyti auklės, tada reikia daug pinigų, iš kurių gauti, nes politika gal tiek neuždirba žmonės tiek versle. Bet tai kodėl mano tas vargšas vyras?